kad treniruojamės salėje, kur yra karinėje bazėje. Liepos 5 Venesuela švęs savo nepriklausomybės dieną. Bus karinis paradas, kuriam jie ruošiasi iš anksto. Ir šiandien mes buvom, kaip čia pasakyti, to pasiruošimo įkaitai arba aukos. Todėl, kad eilė tankų ir kitų ten sunkios karinės technikos stovėjo, pradėjo jie ruošėsi repeticijai turbūt ar kažkam tai. Kai uždūmino, kai pradėjo veržtis tie dūmai ir teko nutraukti treniruotę ir išeiti iš salės į lauką, todėl kad gali prisikvėpuoti tų smalkių ir gali būti dar blogiau. Tiek. Tai dūmino tankų varikliai tiesiog? Aš nežinau, kokie ten ir tankai, ir kitos ir sunkios mašinos. Tie tankai buvo netoli arenos? Jie už sienos buvo, gatvėje. Ar tai neš kažkokios sumaišties rinktinės pasirengimui rungtynių? Ne, tai kokios sumaištis, tik tai gaila, kad mes nepadarėm tai, ką suplanavome. Mes turėsim dar vieną dieną pamėtymą ir aš sakiau, mes turim būti tvirti psichologiškai ir nekreipti visus tos pašalinius arba neįprastus dalykus. Čia sėdėti ir dabar, kad tas blogai ar anas blogai, tai čia yra ne to atvažiavome. Mes žinojom, kad ne viskas bus daug, kad bus daug kas neįprasta arba ne taip, kaip turėtų būti. Bet čia yra tik tai smulkmenos. Negalėjo šitas įvykis būti susijęs su šito, tai kad yra vakar rungtynės su Venesuela mūsų komandai? Ne, negalėjo. Tikrai ne? Aš manau, kad ne. O eilės nesimato dar galo, ne? TonyBet – lietuviška lažybų bendrovė.